Kaip atrodo subtili manipuliacija santykiuose, kaip ją atpažinti? Aš esu Diana Vint, psichoterapijos praktikė. Manipuliacija labai retai prasideda nuo aiškios matomos kontrolės. Ji prasideda nuo subtilios kaltės sukelimo. Tu išsakai, kas tau skauda, o pokalbis kažkaip baigėsi tuo, jog jautiesi kalta, kad apskritai išsakei savo jausmus ar poziciją. Staiga tu kitam tampi per daug jautri. Ir nors situacija lieka neišaiškinta, bet jauti, jog turi atsiprašyti. Ir po truputėlį pradedi galvoti prieš kalbėdama, minkštinti žodžius, mažinti save, neišsakyti savo jausmų, kad tik būtų ramybė santykėje. Svarbus ženklas. Jeigu santykėje daugiau ramybės tada, kai tu tyli, nei kai konstruktyviai kalbi, tai nėra sveikas santykis. Tai signalas, kad ryšys laikosi ne ant artumo, o ant prisitaikymo, atitikimo kito žmogaus pasaulėvaizdžio. Apie tai, kaip atpažinti šias subtiles manipuliacijos formas ir išmokti nebebūti ta, kuri viską sutvarko, kalbu plačiau savo kurse.